Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę. Žalgiris iškovojo nuostabią pergalę prieš Milano Olimpiją ir na kągi, galbūt tas Saturnas, kurį minėjo Trinkieri, nėra taip jau ir iš tikrųjų toli. Reaguoju ir analizuoju šias ketvirtadienio rungtynes dar nesibaigus kitiems mačams, taip kad ką gali žinoti, galbūt jums žiūrint šitą video Žalgiris jau susilygino pergalių skaičiumi su 10 vietoje esančia komanda. Bet kokiu atveju papasakosiu jums apie nuostabų Andrėja Trinkieri planą šiose rungtynėse, kaip Žalgiris perlaužė rungtynes trečiajame kėlinyje spurtuodamas 24-11 ir be abejonės aptarsime didžiausią dramblį kambaryje, tai yra Edmundas Sumneris. Tai buvo kažkas neįtikėtino. Jis tiesiog dominavo tas 15 minučių, kurias praleido aikštelėje, pelnydamas 17 taškų ir 28 naudingumo balus. Atrodė, kad amerikietis pataikys tiesiog bet kokį metimą. Gerai, užteks tų kalbų, leiskime į video analizę, žinoma, prieš tai paspauskite like, prenumeruokite kanalą, kadangi beveik 70% jūsų žiūrinčių to dar nėra padarę ir keliaujam. Prieš gilinantis į lemtingą į trečiąjį kėlinį noriu pasižiūrėti į Brady Maneko išnaudojimą. Taip, dar kartą apie jį, bet tai, ką padarė Andrėja Trinkieri antrajame kėlinyje su savo treneriu štabu, buvo mažiausiai genialu. Vos praėjusiose rungtynėse po minutės pertraukėlės matėme derinį jam, kuomet jis priima kamuolį nugarai krepšį, imituoja, kad žais, vėliau seka perdavimas iš rankų į rankas ir flerinė užtvara iš centro. Tai yra labiausiai matomas derinys Brady Manekui atvykus Andrėja Trinkieri. Milano ekipa neabejotinai matė praėjusias rungtynes. Ir jeigu reiktų spėti, matė paskutinės 3 Žalgirio žaistas rungtynes Eurolygoje. Todėl natūralu, kad tas pats specialus derinys antrą kartą antrose rungtynėse iš eilės prieš Eurolygos komandą turbūt nesuveiktų. Todėl Milano komandai metant baudų metimus Žalgirio trenerių štabas ir žaidėjai pasitarė ir nusprendė žaisti kitą specialų derinį Brady Manekui. Ta patį, kurį matėme puikiai pavykstant 2 kartus rungtynėse prieš Fenerbahčę. Matome, kad Dimša kyla iš kampo, Lukas jam atiduoda kamuolį, o vėliau 2 gynėjai gauna užtvaras iš komandos aukštaūgių ir vėliau seka 3 užtvaros Brady Manekui. Voitmanas iškart mato, kad vėluos ir nespės prasibrauti po šitą žaidėjų krūvą, rodo keistis Aleksui Poitresui, bet šis to nepastebi, jį dar puikiai užblokuoja Kevariusas Heisas ir Brady Manekas pelno dar 3 taškus po specialaus Andrėja Trinkieri derinio. O po pataikyto Brady metimo Trinkieri atsisuka į Sabonį, sumuša rankomis taip lyg dėkodamas už idėją. Tinkamo laiko parinkimas tiems specialiams deriniams yra be galo svarbus. Ir iš tikrųjų tai Žalgiris pabandė tą derinį, apie kurį kalbėjau anksčiau ir kurį darė praėjusiose rungtynėse. Ir kas gavosi? Milanas buvo jam pasiruošęs. Tai dar kartą parodo, kaip įvairiapusiškumas yra svarbu puolime ir kaip turėti kelias opcijas yra be galo naudinga. Na gerai, o dabar keliamės į trečiąjį kėlinį. Ir iš pradžių šiek tiek apie gynybą. Čia Šavono Šilco ir Nikolo Meli 2 prieš 2. Birutis stepautuoja ir šiaip jau prieš tokią gynybą dažniausiai yra laisvas perdavimas vidurio puolėjui ant trumpojo nusileidimo. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Žalgiryje Arnas Butkevičius nėra agresyviai prilipęs prie žaidėjo su kamuoliu. Jis išlaiko distanciją šiek tiek rizikuodamas prasileisti tolimą metimą, bet neatiduoda to perdavimo ant trumpojo nusileidimo. Taip, Šilcas gali įsibėgėti, bet 4 prieš 3 situacijos nėra, o vėliau Danas ir pameta kamuolį. Puolime kaip visada, Andrėja Trinkieri ieško varžovų silpnųjų pusių ir bando atakuoti būtent prieš jas. Todėl šitoje atakoje su kamuoliu Dovydas Giedraitis. Silpnusios pusės Milano komandos gynyboje Šabazas Neipieras ir Nikola Mirotičius. Ir pamatysite, Žalgiris šiuos 2 žaidėjus stengiasi atakuoti praktiškai kiekvienoje atakoje. Čia Iversono kirtimas Giedraičiui priimti kamuolį ir Ulanovas seka iš paskos ir tempėsi Nikola Mirotičiu. Šis taiko trumpo stepauto gynybą, bet pažiūrėkite, kaip Šabazas Neipieras vangiai gynasi 1 prieš 1. Jokios pražangos iki bonuso, na ir Nikolo Meli po krepšiu tikrai nėra toks geras lanko saugotojas, kaip sakykime Volteris Tavaresas ar Džošas Nybau. Bravo Dovydui Giedraičiui ir norėtųsi jam skirti atskirą šautautą. Nuostabus žingsnis į priekį paskutinėje atkarpoje. Taip, kaip jisai žaidžia drąsiai 1 prieš 1, kaip atakuoja baudos aikštelę, yra gražu žiūrėti ir kadangi dažniausiai jį dengia silpniausi varžovų komandos žaidėjai, labai smagu matyti, kad jis juos baudžia ir neleidžia ilsėtis gynyboje. Kitoje aikštelės pusėje vėl Šilcas su kamuoliu ir šį kartą jam 2 užtvaros. Tačiau čia vėl biručio stepautas, kurio metu pažiūrėkite, kaip giliai laukia Dovydas Giedraitis, praktiškai įgyvendinti
neįgyvendindamas visko išsikeitimo gynybą, bet galiausiai sugrįždamas prie Šilco. Aišku, ir iš Biručio čia pavyzdinis stepautas, kurio metu jis priverčia Šilcą prarasti kamuolį ir trauktis link vidurio linijos. Vėliau seka dar viena užtvara, po kurio žalgiriečiai galiausiai keičiasi ir Nicolo Melli turi kažką improvizuoti likus 4 sekundėms. Super sudėtingas metimas ir fantastinė Žalgirio gynyba. Ir iš vis, nežinau, ar šiame sezone mačiau Žalgirį labiau susikaupus rungtynėms ir žaidžiantį su tiek energijos. Po mesinos minutės pertraukėlės dar viena puiki Žalgirio gynyba ir dar vienas puikus jų stepauto gynybos pavyzdys. Pažiūrėkite, Birutis kyla agresyviai prie Šabazo Neipierio, o Giedraitis vietoj to, kad sektų iš paskos, saugo tą perdavimą į trumpojo nusileidimo situaciją. Kaip ir sakiau, čia gali atrodyti kaip išsikeitimas, bet Birutis vėliau grįžta prie savo žaidėjo. Milanas žaidžia statiškai lėtai, bet čia jau jų problemos ir tai tęsiasi 3 metus, kol galiausiai Šilcas randa kažkokį tai perdavimą Nicolo Melli ir italas turi vėl atakuoti likus vos keliom sekundėms iki atakos pabaigos. Po geros gynybos puolime Žalgiris per daug negalvoja. Double dragas arba 2 užtvaros Keenanui Evansui ir čia vėl matome trumpą Mirotičiaus stepautą, kurio metu Tonutas nespėja iki galo grįžti prie Evanso. Birutis slipina antrąją užtvarą, Evansas įsiveržia į baudos aikštelę ir puikiu flauterių metimu išveda Žalgirį į priekį. O tada, ponai ir ponios, aikštelėje pasirodo Edmundas Sumneris. Žaidėjas, kuris ketvirtadienio vakarą Žalgirio arenoje turbūt būtų pataikęs ir nežiūrėdamas į krepšį, mesdamas pro šoną ar nežinau, bet kokiu tai būdu. Bet Andrea Trinkieri ir čia laikosi savo taktikos ir žaidžia protingai. Prisimenate derinį, kuriame tik Giedraitis žaidė 2-2 su Edgaru Ulanovu? Čia tas pats vaizdelis Edmundui Sumneriui ir Ule vėl kyla žaisti 2-2 laisvajame kampe, atvesdamas Mirotičių. Sumnerį taip pat dengia Šabazas Neipieras, 2 Milano silpnosios gynybos grandys. Galiausiai antros užtvaros metu Sumneris sugeba atlikti reject veiksmą eidamas nuo užtvaros, Šabazas Neipieras demonstruoja tiesiog tragišką gynybą ir Sumneris vėl įveikė po krepšių Nicolo Melli. Iš tikrųjų, tai sunku pasakyti, kas norės Šabazo Neipiero Eurolygoje po tokio sezono. Puolimas tikrai nebe toks įspūdingas, o kūno kalba, pastangos ir energija gynyboje mažiausiai kvestionuojamos. Ettore Messina puolime pagaliau pasiūlo kažką naujo - Stegeris Šavonui Šilcui. Ir čia galbūt Žalgiriui kažkiek padeda tai, kad praėjusią savaitę jie žaidė prieš 2 komandas, kurios naudoja be galo daug užtvarų be kamulio. Kuomet Šilcas kyla ir eina perdavimas jam, Keenanas Evansas šoka link kamulio. Ta, ką matėme Žalgirį darant tiek prieš Markusą Howardą, tiek prieš Marko Belinelį. Šilcas iki galo gerai neįvertina situacijos, praranda kamulį prieš 2 žaidėjus, o Žalgirio kosminė energija puikiai įrodo faktas, kad Keenanas Evansas deda kamulį iš viršaus greitoje atakoje. Kitoje aikštelės pusėje Milanas taip greitai atsako tritaškių, kad transliacijos režisieriai net nespėja to parodyti, o puolime žalgiriečiai vėl spaudžia tą patį mygtuką ten, kur Milanui labiausiai skauda. Iversono kirtimas Sumneriui, Ulanovas eina žaisti 2-2, Mirotičius bando jam neleisti statyti užtvaros, bet kas iš to, jeigu Šabazo Neipiero energija gynyboje yra žemiau plintuso? Jis tiesiog atidaro koridorių greičiausiam Žalgirio žaidėjui. Ir nors Milanas neturi nei vienos komandinės pražangos, jis jos neišnaudoja, Laurynas Birutis deda į krepšį, o Ettore Messina yra tiesiog įtūžęs prie šoninės linijos. Milanas puolime itin stringa, kadangi jų sistema yra paremta vien tik individualiu meistriškumu. Jiems yra nesvarbu prieš kokią komandą žaidžia, kas dengiasi prie žaidėją su kamuliu, jie visada žais tą patį ir dėl to tas jų puolimas yra toks, švelniai tariant, tragiškas. Jo, gal čia kiek ir per griežtai skamba, bet that's the truth, I guess. Vėl, 2-2 su Melli, Menekas stepautė, Sumneris saugo perdavimą į trumpąjį nusileidimą ir gaunasi tokia situacija, kad su kamuliu lieka tas pats žaidėjas. Ta pati, ką matėme ir prieš tai su Šavonu Šilcu. Šabazas bando atakuoti pats, ateina pagalba ir dar viena jo klaida. Tiesiog tragiškos Šabazo rungtynės ir tai dar ne pabaiga iš jo. Pamatysite video pabaigoje, apie ką kalbu. O kitoje pusėje įdomus momentas iš Žalgirio pusės. Keenanas Evansas su kamuliu ir Heisis kaip ir norėtų ateiti statyti užtvarą, bet kadangi jį dengia Melli, Evansas tiesiog nustumė ir sako, nereikia man tavęs. Brady Menekai, ateik tu statyti užtvarą, kadangi tave dengia Nikola Mirotičius. Kaip skiriasi dviejų komandų puolimas, ką? Viena remiasi vien tik individualiu talentu, kita žaidžia prieš varžovų silpnasis vietas. Nekeista, kuri laimi po to gale, ką? Tačiau šį kartą Milanas uždvigubina Evansą ir galiausiai Sumneris priima kamuolį ir turi išgelbėti ataką. Amerikietis 1-1 prieš Moodolo eina į kairėje pusę ir, na kaip ir minėjau, tiesiog būtų pataikęs
bet kokį metimą ketvirtadienio vakarą. Fantastika. Kitoje atakoje vos po pirmosios užtvaros Milano klubas keičiasi ir Evansas prieš save turi Nicolo Melli. Bet Evansas nebando iškart atakuoti jo, o kviečiasi Brady Maneką, kad gautų prieš save Nikolą Mirotičių. Bet Maudolo šiek tiek vėluoja prišokti prie Keenano Evanso ir tai yra klaida, kurios Žalgirio lyderis jiems neatleidžia. +6. Iš tikrųjų tai buvo įspūdinga stebėti, kaip Žalgiris kruopščiai laikėsi savo rungtynių planą atakuoti Mirotičių. Toje atakoje Sumneris priima kamuolį ir čia Brady Manekas kyla statyti užtvaros, bet paskutiniu metu keičia jos pusę. Būtent šio manevro dėka du Milano žaidėjai atsiduria neteisingoje pusėje ir Sumneris gali įsiveržti į baudos aikštelę ir užsidirbti kelionę prie baudų metimo linijos. Jei Žalgiriui pavyksta koks nors derinys, 95% tikimybė, kad kitoje atakoje išvysite tą patį. Sumneris priima kamuolį ir šį kartą jau Heisas kyla statyti užtvaros. Ir vėl paskutinę minutę jis keičia užtvaros pusę, leidžiasi greitai link krepšio ir čia Maudolo turėtų eiti į pagalbą baudos aikštelėje, to nedaro ir kadangi Heisas yra jau už nugaros palikęs Johannesą Voigtmaną, Sumneris puikiai skaito situaciją ir Žalgiris dovanoja gražiausią rungtynių epizodą. Toks buvo Žalgirio spurtas 24-11. Kaip patys matote, nuostabus rungtynių planas ir kruopštus jo laikymasis iš žaidėjų pusės. Vėliau sekė fantastiški metimai iš Edmundo Sumnerio, fantastiški metimai iš Šavono Šilso ketvirtajame kėlinyje, kol galiausiai Milanas priartėjo iki 4 taškų atstumo likus vos 3 minutėms. Ir čia savo žodį dar kartą tarė rungtynių herojus Edmundas Sumneris. Jis kyla priimti kamuolį iš rankų į rankas iš Kevariso Heiso ir Šavonas Šilsas šiek tiek per agresyviai neleidžia jam to daryti. Paskutiniu momentu Danas neseka iš paskos, o eina per apačią, o tai leidžia Sumneriui pamatyti kelią veržtis į baudos aikštelę. Ir kai sustabdau vaizdą čia, kaip ir Milanas yra geroje situacijoje. Mirotičius padeda prie Kevariso Heiso ir Sumneris kaip ir net neturėtų turėti kam nusimesti kamuolio, jeigu neteisinga Šabazo Neipiro pozicija gynyboje. Pažiūrėkite, kaip nereiktų elgtis komandinėje gynyboje. Ištiestos kojos, matymas tik kamuolio, o ne savo žaidėjo ir neuždarimas vienintelės perdavimo linijos, kurią turi Sumneris. Šis šoka į orą, atlieka vienintelį galimą perdavimą į kampą Arnui Butkevičiui, kuris pataiko galimai neįtikėtinos svarbos tritaškį šiame Žalgirio Eurolygos sezone. Kažkur jau matėme tokius metimus praėjusiame sezone, ką? Iš karto po šito metimo Šabazas Neipiras bando vienas pats žaisti prieš 5 Žalgirio žaidėjus. Jis atakuoja Arną, jam į pagalbą ateina Evansas iš silpnosios pusės, amerikietis bando prašyti pražangos, bet jos negauna. O kitoje aikštelės pusėje Žalgiris vėl kamuolį patiki Sumneriui. Milanas čia jau keičiasi, kadangi tai jau yra paskutinės rungtynių minutės ir Sumneris bando žaisti prieš Aleką Poitresą. Ir na bent jau aš, kai Poitresas čia slystelėjo ir Sumneris vos nesulaužė jam čiurnų, tiesiog pašokau iš fotelio, nes buvau absoliučiai įsitikinęs, kad Sumneris pataikys šį metimą. Amerikietis tą padaro ir Žalgirio arena triumfuoja. Wow. Tiesiog trūksta žodžių apibūdinti tai, ką pamačiau iš Sumnerio šiose rungtynėse. Na gerai, ne tik iš jo, bet iš visos Žalgirio komandos. Trenerių štabo, lyderių, mažiau žaidžiančių žaidėjų. Visi prisidėjo prie šitos pergalės ir to tikėjimo, kad galbūt Žalgiris išlys per rakto skylutę šiame Eurolygos sezone. Tokia analizė būtų iš manęs, o ką apie šias rungtynes manote jūs? Pasidalinkite savo emocijomis, įžvalgomis komentaruose, nepamirškite paspausti like, nepamirškite prenumeruoti, o mes vėl pasimatysime kitą savaitę. Ačiū, kad žiūrėjot, iki. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.